atsipalaiduojam, nestresuojam. Viskas kuo paprasčiau. Matau jūs. Labai gerai. Nu, tai ką, šiandieną pirmoji kova, tėvai, čia mes prieš peržvaigždės į kančias, kurie vasarą buvo tik dėl vaibo, o gal ir vaido, kaip juokavom, tai tėvai čia mes, Andrius ir Justas, ir man rodos Justas kelintą kartą? Trečią? Gal trečią. O Andrius pirmą. Nu, tai apmokiai savo kolegą. Kiek mokėjau pats? Į finalą neprasibrovė, tai ne, broliai buvo, ne, su tėvu. Buvo. Su tėvuko, ne? O pusfinalį tai elementariuką buvai patekęs. Ir mums čia papasakoja, kad Andrius yra doktorantas, bet nepasakė kieno. Biochemijos. Tai jūs visą komandą biochemikai? Ne, aš savo viešpatį. Tikintis. O Justas benzingalvis. Ar gerai atsimenu, kad kažką su lenktynė mane? Iškiek pasportuojam. Va, sakau. Laisvalaikį. Aš, jeigu dar porą kartų jau viską atsiminsiu. Tai ką, tai va, tokia spalvinga pora prieš peržvaigždės į kančias, kuriem abiem debiutas, ne? Pirmą kartą. Su šita komanda jau. O pala, su kuo dar filmavais? Panašiai. Su kuriuo būtent? Su Blindstrom. Su Blindstrom. Kaip pasisekęs? Laimėjau atranką ir po to neatvažiavau. Tiksliai, jisai susilaužė kažką? Kažkas į sveikatą buvo. Ja. Va taip ir būna kartais, kai ligos pakenkia. Tai ką, Matas ir Gita, 22 ir 24, o kiek jau? Daug. Daugiau. Tai jaunimas prieš vyresnius. Tai Gita šiuo metu siekia programų sistemų bakalauro ir kartu dirba programuotoja. Kai baigsi programų sistemų bakalaurą, ką veiksi? Tiesiog programuotoja toliau būsi. Tikriausiai, ir plaukus dar atsistatinėsiu. Tai apie magistrą net nesvajoja, ne? Sunkiai. Mėgsta muziką, protmušius, domisi bonsų auginimu. Va, kaip įdomiai. Daug kainuoja? Truputį. Domėtis ir augintis du skirtingi dalykai. Tai neaugini, tik domėtis. Auginu, bet sunkiai ten. Supratau, va, Matas dirba banke pinigų plovimo prevencijos srityje. Girdit? Nieks neplaunam. Baigė politikos mokslus, pomėgiai, protmušiai, kinas, muzika, teatras, krepšinis, kovos menai, video žaidimai. Ir Matas vakar puikiai įrodė, kad 3 atėjo, kiną, muzikoje nugalėjo, ko net nesitikėjo. O kodėl tu nebuvai? Tingiai. Aplinkybės. Tai va, tai kaip įdomu. Ir dar įdomus faktas, kad pirmą kartą kartu toje pačioje komandoje žaidė IQ kovų Birželio taurėje 2019 metais, tai čia Šiauliuose, ne? Taip. Tai jūs abu iš Raseinių? Taip. Jį žinau, kai iš Raseinių, bet aš neatsimenu. Redoksinio sprogimo parsivežė trofėjų. Bet man rodos, ten buvo susijungę su popanautais, ne? Ne, turėjom vieną narį iš Pamėsiras. Tai va. Tai va, dar turi tą taurį išlaikę? Taip. Lentynų. O, super. Nu ką, tai va. O jūs tai turit šiusę, turit sezoną kažkurio taurę? Jo, turėjom. Knockout taurę esat laimėję? Taip, bet knockout turim. Pro, ne? Ne, dar nebuvo pro. Nebuvo pro. O sezono taurę? Ne, tik miesto. Ir vasaros, ne? Ir vasaros, ne. Nu va, tai po vieną taurę turit. Skirtingų lygių. Nu ką, pradėsim mūsų žaidimuką. Ir jis, kaip žinote, prasideda nuo pirmojo turiuko, kur 6 klausimai. 1 taškas už jūsų atsakymą. Nėra dažniausiai užuomenų, arba žinot, arba ne. Ir nėra žinoma atsakymo variantų. Pasiruošę? Čia tai matau, kad pirmą kartą, bet jau žino, kaip mygtuką laikyto jūs, tai po to pavėluojat. Tai pradedam turbūt nuo Mato temos, nes tai yra kinas.
kokiu 4 raidžių vardu pavadintas šis 25 metų filmas? Nu va, vakar nebuvo tokia. O net ir nežinom. Aš absoliučiai neįsivaizduoju. 4 raidžių. Tikrai nelietuviškas vardas, nesupras. Tikrai nebuvau. Aklė, kur surega kažkas surega. AI bugalų. Nėra atsakymo. Tai Elio. Dabar man rodos į kino teatruose rodo. Antrasis. Pradedam su 0-0. Va taip. Kokios profesijos buvo Antanas Vivulskis? Ten pirmiau. Architektas. Taip, ir ką jisai architektavo Vilniui tokio gero, žinai gal? 3 kryžius, Taip. statė ir Jėzaus širdies bažnyčią, kur nedastatė ir dabar statybininkų rūmai ten įrengti. Tikrai taip, labai nusipelnęs ir Vilniečiam tai tikrai turi būti lengva. Tai 1-0, tėvai, čia mes išsiveržį į priekį. Žiūrim, kaip su alkoholiu jums. Uzas, stiprus graikiškas alkoholinis gėrimas. Kokio augalo skonio yra uzas? Anyžiaus. Taip, anyžių. Teko ragauti. Teko. O jum nespėja. Ketvirtasis. Kaip Vilniečiam labai daug prikrito apie Vilnių. Kurio tai Vilniaus restorano logotipas, kuriam suteikta Michelin žvaigždė? Momo Grill. Ne. 1918. Taip, 1918, kas ir logotipe paslėpta. 3-0, tėvai, čia mes kol kas sausai. Penktasis, kokia buvo Džiuljetos pavardė, kūrinėje Romeo ir Džiuljeta? 3, 2, 1, atsakymo nėra. Turit variantą? Kapuletį. Žinoma, Kapuletį. Romeo buvo Montekis, o ji Kapulečių giminiai priklausė. 4-0, tėvai, čia mes toliau triuškina. Ir sportas. Koks futbolo komandos pavadinimas paslėptas logotipe? Albion. Taip, Albion. 4-1, nesausai bent jau pirmas taras. Va. Tai nesunku, ne? O čia spėt reikia. Ką, pasivaikščiojom pirmam ture, dabar turėsite kitokius klausimus su atsakymų variantais, tai dažniausiai būna tokie jau sunkesni, bet gal kažką esate girdėję, tai vėl 1 taškas ir pirmieji paspaudę mygtuką rinksis raidę, bet jeigu žinote ir be atsakymo variantų, drąsiai sakykite, spauskite tiksliau ir tada sakykite, jeigu teisingai gausite tą tašką be konkurencijos. Tai va. Kuris iš pateiktų žodžių reiškia nepatyręs, neįgudęs, neišmanantis? Imperitus, makedonus, praditus, veterinus. Pirmieji čia. Imperitus, man atrodo, imperiut. Preditus. Ne praditus. Jeigu gerai atsimenu, išgalvojau šitą iš žodžių. Imperitus, man atrodo. Imperitus gal? Taip, imperitus. 5-1. Veterinus darbinis yra. Veterinarinis toks. Antrasis. 1485 sausio 20 Sicilijoje mirė Šventa X Kalafato, Šventoji Klaros neturtėlių seserų ordino vienuolė. Koks vardas slepiasi po X? Garsi, bet ar žinote? Tai Barbara, Estrela, Eustachija, Ipolita. Esu girdėjęs BRD. Sen skamba kaip kažkas iš senesnių. Gal Barbara? Ne Barbara. Tada nuvaidė. Gal Eustachija? Taip, Eustachija. 5-2. Ir svarbiausia, pažiūrėjau, kad nuo 2000-ųjų vienai mergaitai Lietuvoje duotas vardas Eustachija. 2016, kuriais. Gal kas pažįstat netyčia? Trečiasis. Tai karo nusikaltėlis, 32-45 Vokietijos Reichstago prezidentas ir Trečiojo Reicho ministras. Užtenka ir pavardės. Hermanas Göringas.
būčiau pateikęs tokius ir taip, tai yra Hermanas Göringas. Gal netyčia domiesi? Idėjom jų palaikai, ne? Kaip ten su biochemija, ten buvo istorijoje, visko yra buvę. Yra ne tik biochemija šiandien. Nu, tai jeigu dėl bendro išprusimo Zaukelis yra Trečiojo Reicho valstybinis ir politinis veikėjas, Denicas karinio jūro laivyno vadas, o Hesas Hitlerio sekretorius ir patikėtinis. Ketvirtasis, kurios atlikėjos tai albumų viršeliai. Beatrice, Klara, Liucė, Migloko. Migloko. Taip, tai yra Migloko prisivyta, bet dar neaplenkta. Penktasis, kuris tai augalas? Azorėlė, ožerūtis, vilkpupė, vytenis. Girdžiu pirmą kartą. Nu, spėjau, ne? Šaunami B. Į kurį? B. Ne, tai ne ožerūtis. Kurį man. Jums liko A, C arba D. C. Taip, tai vilkpupė 7. Visada iš dviejų. Ir ką paskutinysis? O, čia kaip Matui nuskilo. Tiksliau, abiem nuskilo, kai sužinau, kad tu iš Raseinių. Kurio tai Raseinių rajono kaimo herbas? Atmetimą būtų. Tai Lyduvėnai, Nemakščiai, Sujainiai, Viduklė. Sujainiai? Taip, Sujainiai. 7, 4. Visi kiti beje yra įvardinti kaip miesteliai, vienintelis kaimas yra Sujainiai. Tėvai čia mes lyderiauja, bet per žvaigždės į kančias pirmieji trečiame ture rinksi savo temą, nes jie atsilikinėja. Tai ką, kryžiukai, nuliukai, kaip įprastai mūsų ekrano kairėje yra iksiukai arba kryžiukai, mūsų ekrano dešinėje yra nuliukai, tai tėvai čia mes iksiukai, per žvaigždės į kančias, nuliukai. 2 taškai už teisingą atsakymą, 2 taškai jeigu užbrauksite kurią nors liniją ir 1 taškas, jeigu tik turėsite šansą pavogti iš neteisingai atsakusių konkurentų. Žaidžiame tol, kol kažkas užbraukia arba nėra galimybės užbraukti jokios linijos. Tai 7-5 per žvaigždės į kančias renkasi. Pirmasis, kas stebite laidas, tai jau nežinau, kiek laidų šios temos niekas neėma. Upė Jorkšyre, čia jau galite išsigūglinti net kitas upės Jorkšyre, nes jau man rodos 3 mėnesiai, kai tos temos niekas neėma. Ką vaidino su bonusu? 25 filmas, bendras pavadinimas su rizika, kaimas Šakių rajone, 13 amžiaus atsiradusi kalba, parodyk kažką, Norvegas, žodžių grandinėlė. Ir jūsų pasirinkimas. Ką vaidino su bonusu? Ką vaidino su bonusu, galite 3 taškus užsidirbti ir iškart pralenkti tėvai čia mes. Čia Peter Mayhew stovi šalia Harrison Ford. Peter ūgis 221. Pamastykite. Taip. Nu, gerai, gal reikia paskaityti tokį. Vardo personažą reikia. Personažo vardą reikia? Tai koks vardą personažai vaidina Peteris? Čubaka ir Čiubi. Tai Čiubaka ir Čiui. taip, Čiui. 3 taškai. 7, 8. Žinojot, Galėjom įtarti. kad toksai va, visai negaurots tas Čiuvis, ne? Tai nežinau, ką. Tai ką, nuliukai sėkmingai pradeda imdami viršų. Mes jau šiandien, kas nesakys. Vis tiek, ne čia esmės. Tai mes tada kaimą. Kaimas Šakių rajone. Sakot, nuo centro bus po to lengviau judėti visas pusės, ne? Kaimas Šakių rajone. Teko gal kažką Šakių rajone veikti, ne? Nu, Nei pro vienas? šalį važiuoti yra tekę. Iki pirmojo pasaulinio karo šis kaimas vadintas Blagoslavenstvu. Nors šis pavadinimas siejasi su palaiminimu, bet dabartinis siejasi su didžiausia mūsų žemės sąmokslo teorija. Koks dabartinis Šakių rajono kaimo pavadinimas? Plokščiai turbūt. Spaudžiam, kai žinom? Plokščiai. Taip,
Plokščiai 9-8. Ir ta sąmokslo teorija, kad plokščia žemė, ne? Puikiai, nemėtome. Kaip praeitoj laidoj klausimų, atsakom juos. Per žvaigždės į kančias. Filmus. Toliau filmai, ne? O, žiūrėk, reikės upę ir Jorkšyrę paim po to. Jau daug neimtam. Tai filmo aprašas. Susitikimas po 35 metų su Miku Suraučiumi ir jo grupe plius minus Lietuvos kino ekranuose. Koks gan akivaizdus filmo pavadinimas, žodis slepiasi po X-u. Rokeris iš. Rokeris iš miško. Taip, atidengiu. Prašom, 9-10. Nenuostabu, ką vakar laimėjot. Filmus, garsą ir vaizdą. Puikiai sekas. Dabar jiem. Nu ir dabar tėvai čia mes sprendžia savo likimą. Nu, aplankam jums už Jorkšyrą lydyti, ar pan... Liekam jiem Jorkšyrą. Pane? Aha. Tai ką jums kalba? Turbūt kalba, nes ir tada reikia rizikuoti, bandyti reikės turbūt. Nes kitaip mes bet kokią čia neužbrauksim. Tai kalba gal tada? Gerai. Kalba tada. O, toliau niekas nenori tos upės. 13 amžiuje atsiradusi kalba yra tokia. Pakistane yra dvi valstybinės kalbos – anglų ir X. Jei šią kalbą įterpsite E raidę, pagalvosime, kad tai miškų ūkio pareigūnų kalba. Kuri kalba slepiasi po X-u, kai žinote, spaudžiate? Urdu. Taip, ir įterpiam E, gauname urėdų 11-10. Puikiai einasi šias žaidimas. Nu, bet dar turėsim šiek atsiliepti. Nu, per žvaigždės į kančias. Aš bijau. Supės. Nu, bandom riziką. Rizika. Niekas nenori upės. Bendras pavadinimas, primenu, jeigu nieko nesakote arba neteisingai atsakote, -1. Koks vienas pavadinimas žodis sieja visus matomuosius? Kai žinote, spaudžiate? Neįsivaizduoju. Čia Tomas? O mes jeigu spėjom, tai irgi mes vieną galim pasimti. Jo. Gal čia bus jūrų? Džinis. Tai yra jūros? Kultūra? Nu, tai bando. Tai pat tiesiog. Nežinau. Ką davai? Nu, davai tiesiog. Nu, Ai, nesąmonė jūrų. koks? Tai bus jūro. Ne jūrų -1, tad iš 10 lieka 9. Jeigu jūs bandot ir nepataikot, -1 jums irgi galioja. O mes bandom. Gvinėja. Taip, tai yra Gvinėjos ir pusiau Gvinėjos vėliavos, Gvinėjos prigės ir Gvinėjos kiaulytės, kurios vadinamos jūrų kiaulytėmis. Tai pavogtas taškas 12, 9 ir 101%. be reikalo pasirinkote, ne? Nes užbaigėt su turiuką. Tėvai, čia mes gauname papildomus 2 taškus, 14-9. Ir upė Jorkšyrė keliaus į kitą miestą kažkam. Kas? Užsibraukęs. Tiek kartų žaidėjai. Tai ką, 14-9. Tėvai, čia mes turi 5 taškų lyderystę. Ir čia kiekvienas atsakymas 3 taškai, atsakinės pirmieji paspaudę mygtuką, tad čia gali būti visko. Arba keliausim į 5 turą, arba tėvai čia mes išsineš pergalę jau po šio turo. Tai pasiruošę ir pirmasis. Įterpkite į šį Peru miestą US ir paskanausite kvietinio produkto patiekalo. Koks Peru miesto pavadinimas? Kuskas.
Tai kuskas ir tai įterpam us, gausim kuskusas. 17-9, net nesureagavot. Ir laimėtojus jau turim, bet pabaikim paskutiniuoju šiandienos šio žaidimo klausimu. Vienoje JAV valstijoje pagaminama apie 90% visų pasaulio diskotekų ritulių. Tačiau įvardinti valstiją jums labiau padės faktas, kad čia pagaminama apie 90% viso pasaulio burbono. Kentukis? Taip, Kentukis 17, 12, 5 taškų atotrukis, tai reiškia, į paskutinį turą neiname, nes ten maksimaliai 4 taškai ir sveikinam tėvai, čia mes patekus į pusfinalį. Mikrofonus paliekam, gubernėje susirenkam jum. 5 žaidime. Gubernija. Čia visi savi.